Sveiki, esu Romualdas Antoniukas, Teletrade analitikas. Šiandien norėtumėm aptarti kai kurios klausimus, kurie yra susiję su rinkos naujienomis ir galbūt perspektyvomis. Pirmiausia, apžvelgtumėm situaciją, kuri pastaruoju metu yra susidariusi rinkoje. Iš tikrųjų, situacija yra įdomi tuo, kad neapibrėžtumas jis įneša tam tikro nervingumo rinkos dalyviams ir gana sudėtinga būna prognozuoti ateitį ir daryti rimtus sprendimus. Vienas iš to rodiklių, kuris turėtų būti įdomus ir reikšmingas, tai yra koreliacija tarp kapitalo rinkos ir valiutų rinkos. Įprastom rinkos sąlygom tokia koreliacija visuomet egzistuoja, jinai gali būti tiesioginė arba atvirkštinė. Tuo tarpu šiuo metu mes stebime situaciją, kuomet tokios koreliacijos nėra. Priežastį šitokio reiškinio greičiausiai galima suvesti į bandymą rinkos dalyvių rasti naujus argumentus, kurie galėtų jiems padėti prognozuoti įvykius ateityje. Nes neapibrėžtoje situacijoje tų argumentų iš tikrųjų trūksta. Dabar pats neapibrėžtumas, jisai ko gero galėtų būti paaiškinamas tomis aplinkybėmis, kurios yra susijusios tarkim, su mūsų dviem pagrindiniam valiutom. Ta situacija galima būtų apibrėžti kaip ir padėtį svarstyklėse. Vienoje svarstyklių lėkštelėje mes matom argumentus už eurą, kitoje už dolerį. Ir iš tikrųjų pusiausvyrą yra nusistovėjusi ir galima būtų pakalbėti apie tos pusiausvyros priežastis. Euro atžvilgiu ir situacija Europos ekonomikoje yra iš tikrųjų stabili, bet stabilumas jis kaip ir iš vienos pusės yra teigiamas bruožas, tačiau lūkesčiai, ypač Europos centrinio banko dėl augiančios infliacijos, nepasiteisina. Centrinio banko vadovybė tikisi, kad augant ekonomikai turėtų augti infliacija ir tai būtų patikimas rodiklis, kad šalyse ir visoje ES erdvėje su ekonomika kaip ir viskas tvarkoja. Tačiau ši situacija nėra tokia akivaizdi ir Europos centrinis bankas pakankamai aiškiai pareiškė, kad jeigu infliacijos suvaldyti nepavyksta, jie imsis rimtų priemonių šitam rodikliui kilstelėti. Kitaip tariant, bus įjungta pinigų spausdinimo mašina. Tai šitokia situacija jinai dabar yra ir pavadinti ją aiškia yra gana sudėtinga. Dabar kitoj Atlanto pusė arba kitoj svarstyklių lėkštelės pusėje yra situacija JAV, kur yra pakankamai požymių, kad ekonomika atsigauna. Tačiau mes matome, kad Fed požiūris į susidariusią situaciją irgi nėra vienareikšmiškas. Atsigavimo požymiai yra JAV ekonomikoje, bet jie nepakankami. Ir iš tikrųjų pagrindinis rodiklis, kuris apibūdintų, ar ekonomika jau iš tikrųjų yra pakilimo stadijai, tai ko gero yra darbo vietų kūrimo tempas. Ir šitas tempas yra nepakankamas JAV ekonomikai ir tai sukelia tam tikrų būgštavimų, ar iš tikrųjų tas optimizmas, kuris šiuo metu yra tarp rinkos dalyvių ir kai kurių ekspertų, ar jis yra iš tikrųjų pagrįstas. Ta padėtis, kuri buvo darbo rinkoje JAV iki krizės, jinai vis dar nepasiekta. Ta prasme, darbo vietų skaičius toks nesukurtas. Ir paskutinis Baracko Obamos pranešimas ir jo interviu kalba apie tai, kad JAV vyriausybė dės maksimalias pastangas tam, kad iš tikrųjų tos darbo vietos būtų sukuriamos. Taigi mes matom tokią dvilypę situaciją iš vienos ir iš kitos ekonomikos pusių, kada situacija šalyse kaip ir stabilizuota, bet aiški kryptis taip ir dar neįvardinta. Nei Europos centrinis bankas, nei Amerikos Fed negali aiškiai prognozuoti, kokiegi situacija laukia ateityje tiek ekonomikos, tiek rinkos dalyvių. Taigi, ko gero svarbiausias dalykas, kuris lauktų mūsų ir artimiausioje ateityje ir kuris leistų šiek tiek apsispręsti tiek rinkoms, tiek rinkų dalyviams dėl to, kurie kryptim galėtų pajudėti ekonomikos, yra Fed sprendimas, kuris mūsų laukia sausio 28 dieną dėl
ekonomikos stimuliavimo programos mažinimu. Iš tikrųjų, šis sprendimas svarbus ir nuo jo priklausys, kaip rinkos dalyviai reaguos. Sprendimas gali būti dviejopas. Arba šita ekonomikos skatinimo programa tęsiama toliau, be mažinimo, arba jinai mažinama, kaip ir buvo prognozuojama anksčiau ir kaip deklaravo Fedas. Tik tai rinkos dalyviams anksčiau buvo neaišku, kokiu mastu ir kokiu tempu tiksliau tai bus daroma. Taigi po maždaug 8 dienų tai paaiškės ir tai ko gero suteiks tam tikrą stimulą rinkos dalyviams apsispręsti dėl jų pozicijų ir dėl prognozių. Dar keli įvykiai laukia mūsų šią savaitę, bet jie iš tikrųjų nėra reikšmingi. Galima sakyti, kad ši savaitė įvykių prasme nebus turtinga. Trečiadienį bus paskelbtos naujienos dėl Japonijos ir Kanados palūkanų normos, o taip pat išeis tam tikra statistika dėl bedarbystės Jungtinėje karalystėje. Ir kadangi ateinantį savaitę iš tikrųjų nebus turtinga naujienų, mums belieka laukti dar kitos savaitės, kada iš tikrųjų bus paskelbta tai, kas yra reikšminga rinkos dalyviams. Na ir, žinoma, laukti impulsų valiutų porose. Tai kol kas šiam kartui tiek. Su jumis buvo Romualdas Antoniukas, Teletrade analitikas ir iki kito susitikimo.